Sveiki, brangūs draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Tarp Dievo ir žmogaus. Iš tiesų, Adomo ir Ievos akis buvo atvertos, tačiau kam? Kad pamatytų savo gėdą ir pražūtį, kad suprastų, jog dangiška šviesa, buvusi jų apsauga, daugiau nebegaubė jų. Jų akis buvo atvertos, kad pamatytų nusižengimo vaisių, nuogumą. Išgirdę Dievą sode, jie pasislėpė nuo jo, nes jie pamatė tai, ko nepažino iki savo puolimo – Dievo pasmerkimą. Dievas pasakė, kad žmogaus vienintelė apsauga yra visiškas paklusnumas visiems jo žodžiams. Mums nereikėtų eksperimentuoti, išbandant blogio kelią su visomis jo pasekmėmis. Tai per nepaklusnumą atneš tik silpnumą. Dievo planas buvo duoti žmogui įžvalgumą visuose jo darbuose. Tarp Dievo ir žmogaus turėjo būti bendradarbiavimas, tačiau per Adomo nuodėmę šiam planui buvo labai pakenkta. Šėtonas jį sugundė ir viešpats jau nebegalėjo bendrauti su juo taip, kaip bendravo dar jam esant be nuodėmės. Po puolimo Adomo mokytoju tapo Kristus. Gelbėdamas žmoniją nuo akivaizdžios pražūties, jis veikė Dievo vietoje. Jis tapo tarpininku. Adomui ir Ievai, o taip pat ir visiems jų palikuonims buvo duotas bandomasis laikotarpis sugrįžti pas Dievą. Be Dievo sūnaus aukos negalėjo būti nei kalbos apie žmogaus išgelbėjimą arba suteikimą palaimų. Dievas yra apividulingas Dievas. Jo įstatymo sulaužimas atskyrė Dievą nuo žmogaus. Adomui esant nekaltam, jam buvo suteiktas tiesioginis, laisvas, džiaugsmingas bendradarbiavimas su savo kūrėju. Po puolimo Dievas su žmogum bendrauja tik per Kristų ir angelus. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.